Sveiki. Tai matėt, gal įkėliau į YouTube tokią mini giesmę plus skaitimą. Jo, ten net minutės gal netrunka. Ir pasakys, tiesiog norėjau pasidalinti, kaip jis atsirado. Tai aš tiesiog kartais laukiu, kaip ir visi žmonės, kažkokių tobulų aplinkybių, kad galėčiau pradėti kažką kurt ir daryti Dievui. Kol turėsiu visą grupę, kol turėsiu pinigų, kad galėčiau susimokėti už tokias ar tokias paslaugas, kol turėsiu labai kokią gerą giesmę ar kažkas tokio. Ir kažkaip pajutau, kad paskutiniu metu Dievas ragina mane tiesiog daugiau kurt ir daryti, tiesiog naudoti tą, ką aš jau turiu. Ir aišku, žinot tikriausiai tą istoriją, kur Jėzus pamaitino 1000, tas 5 ar kiek ten tūkstančių buvo žmonių, dar daugiau negu tiek, pamaitino su 5 kepaliukais duonos ir 2 žuvim, man atrodo. Ir tai labai geras simbolis to, ką Dievas gali padaryti, jeigu mes atnešim jam tuos 5 kepaliukus duonos ir 2 žuvis. Ir aš jaučiu, kad Dievas mane labai ragina tą dabar daryti ir tiesiog pasitikėti jo, kad jeigu jis norės, tai parūpins ir kitus dalykus. Bet dabar tiesiog turiu jam atnešti tą, ką turiu. Ir aš taip sėdėjau ir galvojau, nu gerai Dieve, tai ką aš dabar turiu? Ir aš pagalvojau, aš turiu balsą, kuris gali pirmą dainuot, antrą kalbėti. Viskas, ką šiuo metu turiu. Tai galvoju, nu gerai, kažką su to ir padarysiu. Ir bet gavus, kas gavus, galėjote išgirsti tą minutės laiko kūrinėlį, minutės trukmės. Ir gal tegul ir jums būna padrąsinimas, kai jūs galvojat, kad ar jūsų dovanas yra kažkokios nepakankamai geros, ar gal iš vis nenaudotinos, ar jūs jų neturit. Tai kad ir ką turit, jeigu turit liežuvį ir balsą ir galit kalbėti, tai reiškia, kad galit tai atnešti Dievui ir jis tikrai tai naudos. Ir kai jausit tą tokį švelnų balselį Dievo šventosios dvasios, kad eik ir pasakyk tam žmogui komplimentą ar padrąsinimą, ar pasidalink kažkokią žinutę kažkur. Tai eikit ir darykit, nes Dievas gali tą mūsų neįvertintą kažkokį talentą ir dalyką padauginti ir nustebinti, manau, visus. Savo paties šlovei, žinoma. Ramė, tau nenusibosta klausyti apie Dievą visą laiką? Aš kalbu ir kalbu apie jį. Tu vis klausai ir klausai. Taip. Ką pasakysi? Nemėgsti filmuotis, žinau. Aš irgi kartais nelabai žinok.